Labas vakaras, ledo ritulio sirgaliai. Mes Kaune, kur netrukus kontrolinės rungtynės pradės Lietuvos ir Japonijos iki 18 metų rinktinės. Tai yra pasiruošimas Europos čempionatui, trečiojo pagal stiprumo diviziono čempionatui, kuris startuos balandžio 13 dieną. Ir 6 komandos, tarp kurių bus ir Lietuvos bei Japonijos rinktinės, kovos dėl vienintelio kelialapio, kuris suteiktų šansą jau kitais metais varžytis aukštesnėme divizione. Lietuvos ir Japonijos iki 18 metų rinktinės yra žaidusios Vengrijoje. Tąsyk pergalę rezultatu 3-0 iškovojo Japonijos ritulininkai, o šio vakaro rungtynes kur kas aktyviau, bent jau pirmasias 40 sekundžių atrodo Lietuvos rinktinė. Čia šiurkšti klaida, kuri galėjo pasibaigti įvarčiu. Čia ir yra tos pagrindinės pamokos, kurias reikia išmokti iki Europos čempionato, kad tokie dalykai nepasikartotų ir kad tokiose lygiose situacijose varžovams nebūtų suteikta progų. Taigi apie Japonijos rinktinę, kas buvo pažymėta, parašyta Hockey LT svetainėje. Žaidėjai nėra aukšti, bet labai greiti, mobilus, visus 3 kėlinius žaidžia vienu tempu. Trenerių nurodymų laikosi nuo pradžios iki galo. Ir pažiūrėsime, ką sugebės prieš pastatyti Lietuvos rinktinė su vyriausiųjų treneriu. Su vyriausiųjų treneriu Mario Durošieri, kuris prieš šias rungtynes, prieš šiandienos rungtynes su Japonija, prieš rytojaus rungtynes su Pietų Korėja kalbėjo, kad pagrindinis dalykas bus, vienas iš pagrindinių, gal ne pats pagrindinis, bet vienas iš svarbesnių dalykų bus tose kontrolinėse rungtynėse įvertinti savo pajėgumą žaidžiant daugumoje ir mažumoje. Čia šansas Lietuvos rinktiniai, pakankamai pavojingas išpuolis, metimas į vartų plotą, tačiau pasižymėti nepavyksta. Kosminiu greičiu tiesiog startuoja ši dvikova. Atrodo, kad nenusiteikusios abi rinktinės kažko laukti, kažko ieškoti ir žiūrėti, kaip žais varžovai. Tiesiog nuo pirmųjų akimirkų bando abi komandos greičiu parodyti, kad yra geresnė komanda už varžovę ir tokiu būdu siekia šiandien pergalės. Be abejonės, pergalė šiandien nėra pats svarbiausias dalykas. Kur kas svarbiau bus laimėti rungtynes kitą savaitę, kada startuos Europos čempionatas, tačiau pagerinti savo nuotaiką prieš tą Europos čempionatą natūralu, kad nori kiekviena rinktinė. Lietuviai praėjusiais metais, kurių tikrai nemaža dalis atvyko ir šiemet į nacionalinę komandą, sugebėjo užimti antrąją vietą divizione, pritrūko šiek tiek iki patekimo į aukštesnį divizioną, bet labai svarbu, kad tie žaidėjai, kurie praėjusiais metais jau buvo pakankamai solidus rinktinės nariais, per metus dar labiau užaugo ir nenustebino rinktinės vyriausiasis treneris, kalbėdamas apie tai, kad būtent tie žaidėjai, su kuriais jis dirba daugiau nei metus, turėtų būti šios rinktinės lyderiai. Vienas tokių be abejonės Simas Ignatavičius, kuris pakankamai įspūdingai atrodė ir 20-mečių pirmenybėse. Šiandien Simas dar nėra registruotas dvikovai. Jis tik šiandien iš Šveicarijos atvyko į Lietuvą ir jau rytoj galės pasirodyti su nacionalinė komanda. Lygiai tas pats su vartininku Nagliu Višvila, lygiai tas pats su Deimantu Šulinsku. Ši trijulė, kuri dalyvaus Europos čempionate, šiandien dar nėra registruota rungtynėms, šiandien dar nepadės komandai kovoti dėl pergalės. 4 minutės labai greitai prabėgo
pirmajame rungtynių kėliny ir toliau stengiasi milžiniškų tempų žaisti abi ekipos. Aišku, kad tokio tempo išlaikyti visas 60 minučių nepavyks. Na, visų pirma, tai yra labai sudėtinga. Visų antra, to tikrai nereikia kontrolinėse rungtynėse, kuriuose, aišku, žymiai svarbiau yra negauti traumos ir, kaip jau anksčiau minėjau, sudėti tuos paskutinius akcentus prieš prasidedantį Europos čempionatą. Visas rungtynes tiesiogiai, kuriuose žais Lietuvos rinktinė, jūs galėsite matyti Sport 1 televizijos eteryje. Dar kartelį primenu, kad balandžio 13 dieną startuoja Europos B1 diviziono čempionatas. Dabar su Rituliu yra Japonijos komanda, kuri prie savųjų vartų. Tuo metu lietuviai pakeitė penketą. Čia labai gražus Dedmato prasiveržimas, metimas ir gelbėja komandą dabar Dmitrijus Švecas. Atsiprašau, komandą gelbėja Jokūbas Spruntulis nuo varžovų metimo. Į kontrataką bėga lietuvaičiai. Netikslus metimas, čia kieta kova, Jukna sugeba blokuoti varžovą, tačiau dabar jau pavyksta po dar vieno bloko, pavyko perimti Ritulį kuriam laikui. Greit keičiasi ir net labai greit keičiasi įvykiai aikštėje. Tikrai negali sakyti, kad kažkuri komanda per tas pirmas 5 minutės buvo daug geresnė, tačiau gerų epizodų, bent jau tai, kas mums įdomu, Lietuvos rinktinės žaidime tikrai galima pamatyti ne vieną ir ne du. Ginčo Rituliu netrukus bus pratęsta dvikova. Arčiau Japonijos rinktinės vartų, kol kas rezultatas 0-0. Vienose iš dviejų kontrolinių rungtynių Kauno ledo rūmuose, kur ir vyksta ši dvikova. Pradžia. Energija labai rimta, čia pavojingas epizodas ir Evinas Urinovič turėjo gerą šansą pasiųsti Ritulį į vartus. Truputėlį pritrūko tikslumo, na ir po to vartai pajudėjo iš savo vietos. Dar kartelį turite galimybę matyti šią situaciją. Visiškai vienas dabar Evinas buvo atsidūręs prieš varžovų vartininką ir labai nedaug trūko, kad galėtumėm konstatuoti, jog Lietuvos rinktinė yra priekyje 1-0. Per tą sužaistą laiką tai buvo neabejotinai geriausia proga. Jeigu kalbėtumėm apie japonų pavojingiausią epizodą, tai sužaidus maždaug porą minučių patys lietuviai vos neatsivežė įvarčio. Jošida įklysta jis. Ir su Rituliu labai trumpai pabuvo lietuvaičiai. Čia tolimas metimas. Apsigina vėl Lietuvos rinktinė. Kada aukščiau pakyla japonai, irgi nėra lengva gintis mūsų rinktinės atstovams. Kurį laiką nepavyksta pereiti į varžovų aikštės pusę. Lyg ir prašosi tikslumo. Čia į ataką išeina Lietuva, metimas, pavojingas metimas ir Pijus Pranskevičius dabar buvo atsidūręs prie varžovų vartų. Sėkmingai gesina lietuvių ataką priešininkai ir konkrečiai tą daro Japonijos rinktinės vartų sargas. 25 numeris Yuhiro Takase. Būtent jam patikėta saugoti vartus.
Norėčiau pasitaisyti, aš net kelis kartus paminėjau, apie Europos čempionatą, ten, kur žais Japonija, Pietų Korėja, tai ne Europos čempionatas mūsų laukia, o pasaulio čempionatas ir Japonija, kuri yra šiandieninė Lietuvos rinktinės varžovė, ji taip pat dalyvaus, kaip ir Pietų Korėja, su kuria lietuviai žais rytoj. Beveik 7 minutės prabėgo nuo dvikovos pradžios. Ir dar kartelį ginčo rituliu bus pratęsta dvikova. Vėl ginčo ritulys prie Japonijos rinktinės vartų. Pavyksta išsaugoti, trumpam pavyko išsaugoti ritulį Lietuvos komandai. Na, o čia jau ir Japonų greitas, bet nesėkmingas atsakymas. Lietulis, jo perdavimas į priekį. Tikslumo pritrūksta ir šioje situacijoje. Aš negali sakyti, kad labai daug broko šio vakaro rungtynių pirmajame kėlinyje. Puikus žaidimas ginantis. Joris Aukštakojis gesina varžovo ataką. Prispaudžia jis priešininką prie sienos, na ir perimtas ritulys bei galimybė vėl išeiti į savo pačių ataką. Norus. Tęsiasi Japonų išpuolis, nesėkmingas metimas, keičiasi penketas Lietuvos rinktinėje. Reikia greičiau įsidėstyti aikštėje ir vėl kietai žaidžia Tadas Šlyžys, vėl blokuodamas varžovą. Na ir tai yra geriausias būdas perimti ritulį. Ivickas kairiajame krašte. Pastaruoju metu kažkaip sukurti pavojingą situaciją sekasi sunkiau. Per pirmas kelias minutės tų potencialiai pavojingų situacijų buvo šiek tiek daugiau. Odermatas ir jo pasibuvimas su rituliu, dabar jau ir Lietuvos rinktinės vartininko rankose ritulys, taigi ginčas prie Lietuvos rinktinės vartų. Jokūbas Pruntulis. Vienas iš 2008 metų gimimo žaidėjų, atstovaujančių rinktiniai. Pats jauniausias yra Joris Aukštakojis, Mantas Avsejenko. Taip, jeigu nieko nepraleidau, tai šis duetas yra gimęs 2009 metais ir 18-mečių rinktiniai dar galės atstovauti 2 metus. Geras išėjimas į ataką dešiniuoju kraštu ir gaila, kad iš to gero išėjimo nepavyko išpešti absoliučiai nieko. 2024 metų pasaulio pirmojo B diviziono čempionato sidabriniai prizininkai, Lietuvos ledo ritulininkai, balandžio 13 dieną sieks iškovoti aukso medalius šiame divizione ir papulti į aukštesnį pasaulio čempionato divizioną. Vėl lengvai apsigina Lietuva. Šiaip reiktų pagirti, aišku, Lietuvos ritulininkus, išskyrus tą situaciją sužaidus maždaug 2 minutės, kai buvo, liaudiškai tariant, pagrybauta prie savųjų vartų ir suteikta galimybė varžovams, daugiau iš esmės nieko. Net
nelabai pavojingo, neleido lietuviai sukurti japonams ir tai yra aišku visų pirma dėl gero žaidimo ginantis. Čia pavojingas epizodas, tik pakalbėjau apie gerą gynybą, iškart klaida ir tikrai pavojingas metimas iš artimo nuotolio. Taip, jis nebuvo labai stiprus, jis buvo pakankamai gerų aukščių lietuvių vartininkui. Dar kartelį Jokūbas Spruntulis ima ritulį į rankas. Vėl, iš kurios pusės pažiūrėsi, gali sakyti, kad pavojinga situacija, metimas į vartų plotą, iš kitos pusės vartininkai tokius varžovų metimus tikrai turi reaguoti vartininkai į tokius varžovų metimus ir neutralizuoti pavojų. Ta labai sėkmingai Jokūbas ir padarė šioje situacijoje, kaip ir bet kurioje kitoje, kuri buvo sukurta per tas 11 minučių. Apsigynė lietuviai, dabar išeina į greitesnę ataką Šlyžys. Vienas pats kol kas jis su rituliu, gal kažkur ir prašėsi perdavimas. Gaila, kad nepavyko atlikti jo ir nepavyko vėl sukurti nieko tokio, kas leistų sukurti vartinę situaciją. Kelia ranką į viršų Jokūbas Spruntulis, laukdamas teisėjų švilpuko, kad vėl būtų nešamas ritulys į kitą aikštės pusę ir būtent iš ten pratęstos rungtynės. Nepavyksta laimėti ginčo ritulio. Blažys. Ivickas. Šiaip neperseniausiai kalbėjau apie lietuvių žaidimą, gana sėkmingą žaidimą, apie lietuvių gana sėkmingą žaidimą gynyboje išskyrus porą situacijų. Tai kažką panašaus galime kalbėti ir apie Japonijos ritulininkus. Nepavyksta tiksliai grąžinti ritulio atgal. Blažys pirmasis prie jo. Ir čia išėjimas į ataką. Dominykas Sadauskas. Jo perdavimas atgal ir tikrai pavojinga situacija. Viena tokia gražesnių situacijų, jeigu kalbėtumėm apie komandinį žaidimą, o čia ir įvartis. Kiek netikėtas, nebuvo labai stiprus metimas, tačiau ritulys atsidūrė vartuose ir Lietuvos rinktinė sužaidus 12 minučių 40 sekundžių įsiveržė į priekį 1-0. Dar kartelį žiūrime šią situaciją. Sukasi Mykolas Škadauskas, atlieka metimą. Šiek tiek, labai panašu, kad šiek tiek liečia ritulį lazda Japonijos žaidėjas. Galbūt kažkiek tai sutrukdo vartininkui, bet kokiu atveju ar sutrukdo, ar nesutrukdo, vartininkas turėtų reaguoti į tokius metimus. Tai, kad nesureagavo, tai yra jo problema, o Lietuvos rinktinė yra priekyje ir dėl to galime pasidžiaugti. Žiūrėsime, kaip dabar keisis žaidimas. Priminsiu dar kartelį, kad Vengrijoje vykusiose šių rinktinių rungtynėse 3-0 laimėjo japonai. Akivaizdu, kad šį vakarą tokio paties rezultato jau nebebus. Apsigina lietuviai ir galimybė išeiti į greitesnį išpuolį norus. Lyg ir bandė sužaisti, čia vėl rizikuoja japonai ir ta rizika ne pirmą kartą jų nepasiteisina. Jukna. Jo metimas. Netikslus bandymas. Pasirinkimu Jukna turėjo ir daugiau. Prašė ritulio komandos draugai kairiajame krašte, tik šį kartą
buvo pasirinktas sprendimas pačiam atakuoti varžovų vartus ir tas metimas, kurį atliko Lietuvos rinktinės žaidėjas Dovydas Juknais, kaip tik dabar su rituliu, buvo labai stiprus, tik pritrūko tikslumo. Dominykas Katulis kovoje dėl ritulio, galiausiai buvo prarastas tas ritulys. Dabar lietuviai vėl su tuo pačiu rituliu ir šiaip kas iš tikrųjų patinka, kad aukštai spausdami varžovus labai dažnai Lietuvos rinktinės nariai sugeba perimti ritulį varžovo aikštės pusėje ir bent jau pabando iš ten susikurti kažkokį pavojų prie varžovų vartų. Tikrai ne visada tai pavyksta, toli gražu, bet bent jau bandymai yra. Ir vėl perimtas ritulys. Rizikuoja Japonijos komanda. Ir beveik nebejoju, kad anksčiau ar vėliau tokia rizika gali jiems labai brangiai kainuoti. Čia tolimas metimas. Blokuojamas tas metimas, iki vartų ritulys nenuskriejo. Absoliučiai per pastarąsias kokias 3-4 minutės lietuvaičiai yra perėmę iniciatyvą ir nieko japonai negali pastatyti prieš. Tikrai gerą atkarpą žaidžia Lietuvos rinktinė. Tas pelnytas įvartis galbūt kažkiek nuėmė įtampą, nežinau kiek jos buvo, be abejonės sunku kalbėti apie įtampą kontrolinėse rungtynėse, bet akivaizdu, kad čia stebint tėvams, artimiesiems, lietuviai norėtų net ir kontrolinėse rungtynėse iškovoti pergalę. Škadauskas, pirmojo įvarčio autorius, jis atmeta ritulį truputėlį atgal, gražiai bandė Pijus Pranckevičius sužaisti, gaila, kad nepavyko. Robertsas! Na ir po ilgesnio laiko japonų kažkoks bent jau bandymas, jis nebuvo tikslus. Ito ir aukštakojis kovoje dėl ritulio. Vėl greitėja žaidimas. Tai, ką mes matėme pačioje dvikovos pradžioje. Milžiniška greitį, milžiniška energija. Jeigu kalbėtumėm apie pirmas, nežinau, 4-5 minutės, tai iš tikrųjų milžinišku greičiu abi komandos pradėjo žaisti, po to, ko ir buvo galima laukti, šiek tiek energijos sumažėjo, šiek tiek greičio sumažėjo, bet žaidimas nuo to prastesnis netapo. Nepavyko dabar išeiti į gerą ataką lietuviams. Čia japonų atsakymas. Vėl stengiasi kuo greičiau atsikratyti. Toks jausmas, kad stengiasi kuo greičiau atsikratyti ritulių japonai lietuvių aikštės pusėje ir dažnai tie jų bandymai yra, kaip čia taip tiksliau įvardinti, nekeliantis pavojaus. Galbūt toks būtų teisingiausias situacijos įvardinimas. Viso labo 2,5 minutės liko iki pertraukos, iki pirmojo kėlinio pabaigos. Labai greit iš esmės bėga laikas ir kiek dabar maždaug 24 minutės yra prabėgusios to mūsų tikro gyvenimo laiko ir per tiek mes jau galime kalbėti apie kėlinio pabaigą. 1-0 Lietuva, Japonija kontrolinėje dvikovoje pasiruošime į pasaulio pirmojo B diviziono čempionatą.
po 5 dienų. Čia Kaune startuoja pirmenybės ir tose pirmenybėse Lietuvos rinktinė dar kartelį, pakartosiu, sieks pirmosios vietos ir kelialapio į aukštesnį divizioną. Taip pat pakartosiu ir tai, kad šiandien į rinktinę tik šiandien atvyko Naglis, Evišvila, Deimantas Šulinskas, Simas Ignatavičius, tad šį vakar jie komandai dar nepadeda, jie prisijungs prie ekipos greit. Aš galvoju, kad per daug dabar Japonijos ritulininkų ant ledo ir tai reiškia, kad 2 minutės Lietuvos rinktinė žais daugumoje. Tokia kuriozinė situacija. Bandydamas vienas, dabar jau neįvardinsiu, kuris japonų žaidėjas, bandydamas palikti aikštę, paslydo ir dėl to jis dabar ant nubaustųjų suolo. 23 numeris Rijonas Jamizu yra baudžiamas 2 minučių bausme. 2 minutės lietuviai turės kiekybinę persvarą ir tai, ką kalbėjo Lietuvos rinktinės strategas prieš šias rungtynes Marijo Durošieri apie labai vieną iš svarbesnių misijų patobulinti žaidimą daugumoje ir mažumoje. Tai vat pirmoji tokia proga šiose rungtynėse, kada nevienodomis sudėtimis žaidžia abi komandos. Dėl to, kad vienu metu per daug ritulininkų buvo aikštėje, buvo pašalintas vienas iš japonų. Jeigu per pirmąjį kėlinį lietuviai neįmuš įvarčio, jeigu nesugebės padvigubinti skirtumo, tai nebūtinai padvigubinti. Jeigu nepelnys antrojo įvarčio, tarkim, prieš tai gal ir japonai dar gali pasižymėti, bet jeigu nepelnys antrojo įvarčio, tai ir antrąjį kėlinį Lietuva pradėtų žaisdama daugumoje. 45 sekundės užbaigti pirmąjį rungtynių kėlinį. Čia labai geras buvo perdavimas, gaila, kad Pijus Pranskevičius nesuvaldė ritulio. Tai, ką jūs matote savo ekranuose, truputėlį netitinka laikas su tuo, kuris yra likęs iki pirmojo kėlinio pabaigos. Paskutinės sekundės. Paskutinioji ataka atrodo, kad net nerengs jos lietuviai. Čia dar net ir kurį laiką galėjo prarasti ritulį. Viskas pirmajame kėlinyje. Lietuva-Japonija 1-0 po pirmųjų 20 minučių. Kontrolinėse rungtynėse vykstančiose Kaune likus 5 dienoms prieš pasaulio iki 18 metų ledo ritulio čempionatą. Dabar pertrauka, po 15 minučių sugrįšim ir pratęsim.
Labas vakaras dar kartelį. Kaune vyksta kontrolinės rungtynės prieš 2025 metų pasaulio iki 18 metų ledo ritulio pirmojo B diviziono čempionatą. Lietuva prieš Japoniją po pirmojo kėlinio rezultatu 1-0 priekyje lietuvaičiai. Vienintelį įvartį sužaidus daugiau nei pusę kėlinio pelnė Mykolas Škadauskas. Na, o antrasis kėlinys startuos 5-4, dar 48 sekundės lietuvaičiai turės kiekybinę persvarą. Per tas 72 sekundės prieš pat pertrauką reikia pripažinti, kažkokio labai didelio pavojaus varžovų vartams žaisdami daugumoje lietuviai nesukūrė, bet kodėlgi tos situacijos nepakeitus dabar. Apskritai tas šalinimas buvo pirmas šio vakaro rungtynėse. Priminsiu dar kartelį, kad vienu metu ant ledo šešiese buvo Japonijos ritulininkai. Tokia kuriozinė situacija, bandydamas palikti aikštę, ant ledo paslydo vienas iš japonų ir dėl to jis yra ant nubaustųjų suolo. Dabar su rituliu yra lietuvaičiai ir jau lygiomis sudėtimis žaidžia abi ekipos. Galime pripažinti, kad nepavyko visiškai išnaudoti žaidimo daugumoje, o dabar reiks 2 minutės žaisti mažumoje. Šalinamas 2 minutėm Dovydas Noraus už netaisyklingą veiksmą prieš varžovą. 5-4 kažko nuveikti nepavyko. Žiūrėsime, kaip pavyks žaidžiant 4-5. Na, aišku, visų pirma, svarbiausia čia yra apsiginti tas 2 minutės. Na ir tik tada, jeigu atsiras kažkokia galimybė prie varžovų vartų, tik tada bandyti ją pasinaudoti. Visiškai kitokia antrojo kėlinio pradžia lyginant su pirmoju kėliniu. Pirmasis kėlinys startavo kosminiu greičiu, na, antrajame net ir neįmanoma turbūt buvo tikėtis to paties scenarijaus, nes antrojo kėlinio pradžioje lietuviai žaidė 5-4, vos po minutės japonai žaidžia 5-4, bet lietuviai net ir žaisdami mažumoje atrodo, kad nėra nusiteikę leisti laiką vien tik prie savųjų vartų. Kaip tik yra tikslas paspausti priešininkus ir tos 40 sekundžių, kurios prabėgo žaidžiant 4-5, nu iš tikrųjų yra vertos pagirimo. Ir kitas dalykas, japonai per tas 40 sekundžių ne tai, kad nieko nesukūrė, bet dar labiau juos turėtų nevilti varyti tai, kad per tas 40 sekundžių kur kas daugiau laiko ritulys buvo būtent Japono aikštės pusėje. Watanabe. Jis ilgą laiką vienas su rituliu, tik dabar nusprendžia atiduoti jį komandos draugui. O 1 minutė jau prabėgo lietuviams žaidžiant mažumoje. Pavyksta apsiginti labai užtikrintai. Čia bando kurtis pavojų savo japonai. Na, ir tie bandymai yra skistoki, taip jau švelniai tariant. Žiūrėsime, kas vyks toliau. Dar kartelį Watanabe įjungiamas į ataką, perdavimas dešiniau. Stengiasi greitinti žaidimą Japonijos ritulininkai, tačiau jiems tai nesigauna. Ir lietuviai užtikrintai apsigina ir meta ritulį kuo toliau prie varžovų vartų. Paskutinės 10 sekundžių žaidžiant mažumoje. Vat jeigu 5-4 galbūt ir trūko agresyvumo, trūko aštrumo prie varžovų vartų, tai žaidžiant 4-5
lietuviai pasirodė išties labai gerai, varžovams nesuteikė nei vienos net mini galimybės pasižymėti toje atkarpoje. Greitėja žaidimas vėl komandoms žaidžiant pilnomis sudėtimis. Na ir tas greitas žaidimas, aišku, visada didina tikimybę, didina klaidos tikimybę. Bet bendrai vertinant, aš ir pirmajame kėlinyje sakiau, kad šiandien lietuviai gynyboje dirba pagirtinai. Per visą pirmąjį kėlinį įsiminė 2 epizodai. Pačioje pradžioje, kai nepastebėjo šalia esančio varžovo gynėjai, atidavė ritulį ir stipriai įtraukė į žaidimą Jokūbas Pruntulis savo vartininką. Ir dar vienas epizodas buvo irgi pakankamai pavojingas metimas, tačiau jis nebuvo toks stiprus, kad sukeltų lietuvių vartininkui milžinišką pavojų. Kalbant apie lietuvių situacijas, irgi pripažinkim, kad nebuvo labai daug progų, kurių metu galėjo klysti įvarčiai, net ir tas epizodas, kai pasižymėjo vienintelį kartą Mykolas Škadauskas, nebuvo pats geriausias metimas, tiesiog kažkiek ir sėkmė lydėjo situacijoje, neužtikrintai sužaidė varžovų vartininkas ir ritulys atsidūrė vartuose. Nuo to momento lietuviai ir pirmauja rezultatu 1-0. 4 minutės prabėgo nuo antrojo rungtynių kėlinio pradžios. Lietuva-Japonija vis dar 1-0 kontrolinėse rungtynėse, likus 5 dienoms iki 2025 metų pasaulio iki 18 metų ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono. Ir tiems, kas nematė pirmojo kėlinio, aš dar kartelį pakartosiu ir tai, kad 3 Lietuvos rinktinės nariai prie komandos prisijungė tik šiandien, tad šio vakaro rungtynėms dar nėra registruoti. Tai Naglis Višvila, tai Deimantas Šulinskas ir tai kapitonas Simas Ignatavičius. Greitesnį išpuolį bando išeiti Japonijos rinktinė. Watanabe po rungtynių Vengrijoje, kai lietuviai pralaimėjo Japonams 0-3, buvo išskirta ta savybė, kad visą rungtynių laiką labai vienodų tempų žaidžia ši rinktinė. Iš to, ką mačiau per tas prabėgusias 25 minutės šį vakarą, tikrai su tokio teiginio kartoti nenorėčiau, nes tikrai bangavimas tarp tempo, tarp ritmo yra pakankamai didelis. Tai kaip prasidėjo rungtynės, tai kaip jos vyko pirmajame kėlinyje, tai kaip prasidėjo antrasis kėlinys, ar tai kokį vaizdą mes matome dabar, tikrai yra daug skirtumų. Čia pavojingas pakankamai išpuolis. Nėra metimo į vartų plotą, nėra ir įvarčio, o lietuvių galimybė kontratakuoti. Ivickas 1-1 pavojingas epizodas, gaila nepavyksta padvigubinti skirtumo, nors čia mes galime šią situaciją vadinti kaip potencialiai labai pavojinga ir kaip pakankamai realią galimybę Lietuvos atstovams padvigubinti skirtumą. Gaila, nepavyko to padaryti, bet prisiminkime, nuo ko viskas prasidėjo. Atrodo, pavojų prie lietuvių vartų kūrė japonai, tačiau lietuviai nepasimetė, anaiptol jie stengiasi kuo greičiau pereiti varžovų pusę, jiems tą padaryti pavyko labai neblogai ir tada jau rimtas pavojus prie varžovų vartų. Šiaip tempas auga ir manau, kad žiūrovams tas vaizdas, kurį jie mato dabar, yra žymiai įdomesnis akiai. Vėlgi pasikartosiu, klaidos tikimybė žaidžiant tokiu tempu visada auga, bet žaidžiant tokiu tempu
tu augini ir varžovų tikimybę suklysti. Joris Aukštakojis gaila nesusitvarko su Rituliu dabar prie varžovų vartų. Ir čia šansas japonams, pavojingas išpuolis, labai pavojinga situacija, sakyčiau, netgi pavojingiausia situacija, kurią sukūrė Japonijos komanda per šias rungtynes. Ir šioje vietoje labai ramus vartuose išliko Jokūbas Spruntulis, kuris neutralizavo pavojų ir neleido dabar rezultato išlyginti. Visiškai vienas prieš vartus buvo dabar atsidūręs Seišinas Ikaši. Bet įveikti Lietuvos rinktinės vartininko jam nepavyko. Tad ir po šios situacijos, po šio epizodo rezultatas nesikeičia. Labai greitai keičiasi vaizdas aikštėje ir aikštės pusė, kurioje yra Ritulys. Kazlauskas Blažiui. Kazlauskas prie savųjų vartų kiek užtruko lietuviai su Rituliu. Jau būtų visai neblogai išsivalyti nuo varžovų atakos. Ir bus grįžinamas vėl ginčų Ritulys atgal į žaidimą, šį kartą prie Lietuvos rinktinės vartų. Aš neturiu statistikos ginčų laimėtų ir pralaimėtų, bet taip iš atminties sakyčiau, kad japonai galbūt daugiau šį vakarą laimėjo ginčo Ritulių ir čia yra dar vienas dalykas, kur galėtų lietuvaičiai pasitempti. Ketulis. Dabar bando spausti aukštai lietuvaičiai savo varžovus, pavyksta spaudimas. Gaila, kad iš to išpešti nelabai ką pavyko. Jauni žaidėjai, energijos yra labai daug, tad ir ta energija kartais liejasi per kraštus, galbūt kažkuriuose situacijose būtų protingiau sužaisti ramiau ir tokiu būdu ieškoti galimybės prie varžovų vartų. Na, bet aišku, čia gali planuoti kaip nori, bet dar yra ir varžovas, kuris nusiteikęs padaryti taip, kad tavo planai neįsipildytų. Beveik įpusėjo antrasis rungtynių kėlinys, beveik įpusėjo rungtynės, beveik 30 minučių sužaista šioje kontrolinėje akistatoje. Lietuva, Japonija iki 18 metų kontrolinė dvikova, likus 5 dienoms iki 2025 metų pasaulio iki 18 metų ledo ritulio čempionato. Dar kartelį pakartosiu, kad Lietuva kovos dėl pirmosios vietos ir dėl kelialapio į aukštesnį divizioną. Dar vienas šalinimas iš aikštės už netaisyklingą lazdos laikymą varžovo atžvilgiu. Ir ant nubaustųjų suolo siunčiamas Edvinas Savickas. Antrą kartą antrajame kėlinyje lietuviai žais 4 prieš 5. Pirmasis kartas buvo tikrai labai geras, ne tik todėl, kad varžovai nesugebėjo pelnyti įvarčių, bet ir dėl to, kad jie neturėjo absoliučiai jokios galimybės tą padaryti iš tų 2 minučių. Čia metimas į vartų plotą. Tada iš tų 2 minučių beveik pusę laiko Ritulys pabuvojo pačių Japonų aikštės pusėje. Čia jau gerokai aštresnis ir pavojingesnis perdavimas. Adresato nepasiekė šį kartą
Perdavimas. Čia bando išsivalyti lietuvaičiai ir siunčia ritulį kuo toliau į varžovo aikštės pusę. 40 sekundžių prabėgo žaidžiant mažumoje. Ir įspūdis toks, kad žaisdami 5-4 japonai, aišku, jie gali dar pasižymėti, bet apskritai tas žaidimas daugumoje jų yra neįtikinantis. Aišku, tai yra jų problemos. Visų pirma, reikia žiūrėti į save. Dabar bando pavojingesnę progą kurti. Lietuvaičiai metimas vėl į vartų plotą ir vėl į tą varžovų metimą reaguoja Jokūbas Spruntulis. Prie lietuvaičių vartų bus grąžinamas ritulys į žaidimą. Dar vienas ginčas. Ir dar kartelį pralaimėtas ginčas Vatanabe. Perdavimas dešiniau. Vatanabe antrajame kėlinyje pastebimas yra dėl bandymo pradėti atakas, dėl bandymų kurti tas atakas. Tikrai ne visiems komandos draugams pavyksta tą padaryti. 30 sekundžių liko sužaisti 4-5. Dar porą žaidėjų pasikeičia Lietuvos komandoje. Na ir jau labai greitai grįš ant ledo Edvinas Ivickas. Svarbiausia nesusimauti per tas 14 likusių sekundžių žaidžiant 4-5. Nesusimaus lietuviai. Čia paskutinysis tolimas ritulio išmetimas į varžovo aikštės pusę ir Ivickas jau yra ant ledo, taip kad 4 minutės šiame kėlinyje mažumoje žaidė lietuviai. Varžovams nesukūrė jokių iliuzijų apie tai, kad jie galėtų išlyginti rezultatą. Taip, jeigu lygintumėm pirmą 2 minučių atkarpą žaidžiant 4-5 ir antrąją, tai dabar japonai bent jau vieną tokį aštrų perdavimą atliko. Per pirmą 2 minučių atkarpą jie nepadarė absoliučiai nieko, bet bendrai vertinant reikia dar kartelį pagirti jaunuosius lietuvaičius iš tikrųjų už kokybę dirbant 4-5 ir už tai, kad nebuvo suteikta jokių, absoliučiai jokių galimybių, tokių rimtų galimybių varžovams pasižymėti ir išlyginti rezultatą. Vis dar 1-0 tokie skaičiai švieslentėje Kauno ledo rūmuose vykstančioje dvikovoje tarp jaunųjų lietuvių ir jaunųjų japonų. Iki 18 metų rinktinės besiruošdamos pasaulio čempionatui žaidžia čia. Ir Kanada, jis prieš 3 lietuvius pabandė būti gudresnis, pabandė įveikti tą 3 lietuvių gynybą, bet sutikite, kad tą padaryti yra pakankamai, net nepakankamai, o labai sudėtinga ir nieko keisto, kad Kanadai to padaryti nepavyko. Čia jau lietuvaičių išpuolis ir krinta ant ledo dabar Dovydas Jukna. Ir tai yra neleistinas veiksmas, tai yra pražanga, siunčiamas ant nubaustųjų suolo Japonijos rinktinės 4 numeris Haruto Nakamura. Ir antrą kartą šioje dvikovoje kiekybinę persvarą aikštėje turės Lietuvos ledo ritulio iki 18 metų rinktinė. Irgi nebuvo labai pavojingi lietuviai žaisdami 5-4 pirmą kartą. Žiūrėsime, kaip bus dabar iškart atliekamas metimas ir iškart įdarbinamas yra varžovų vartininkas, 25 numeris Yuichiro Takase. Galima sakyti, kad neblogai kol kas vartuose dirba šis vartų sargas.
bet mes negalim pamiršti to įvarčio ir reikia pripažinti, kad būtent vartininkas neišgelbėjo komandos, tikrai nebuvo pati pavojingiausia situacija, čia galėjo viskas būti gerokai pavojingiau. Katulis buvo tikrai geroje situacijoje ir laiku gavo perdavimą. Problema ta, kad nepataikė į ritulį tai kaip norėjo Lietuvos rinktinės žaidėjas ir tai sutrukdė ataką padaryti labai pavojingą. 50 sekundžių prabėgo žaidžiant 5-4. Taip, spaudimas duoda vaisių, perimtas ritulys. Ir aišku, reiktų kažkokiu būdu truputėlį ilgiau įsilaikyti su tuo rituliu. Reiktų... Aš suprantu, kad lengviau pasakyti negu padaryti, bet kiek tai įmanoma neleisti varžovams žaisti, ypač tada, kai jėgos aikštėje yra nelygios, kai yra žaidžiama 5-4. Teisėjo švilpukas stabdo rungtynes, dar kartelį ginčas. Na, o japonai mažumoje dar žais 36 sekundės. Iki antrojo kėlinio pabaigos viso labo 5:34. Matas Žilinskas spėja pirmasis prie ritulio. Paskutinis šansas dar žaidžiant daugumoje kažką pakurti, nu, tik reiktų paskubėti, nes tų sekundžių nėra jau likusių tiek daug. Į ataką išeina visi 5 lietuviai, bet japonai lengvai apsigina. Čia tolimas bandymas. Ir kągi, vėl komandos žaidžia pilnomis sudėtimis. Nakamura grįžta ant ledo ir iškart sėdasi ant atsarginių suolo. Bet Japonijos rinktinė labai panašiai, šiaip kaip ir Lietuvos rinktinė, žaisdama mažumoje tikrai pasirodė užtikrintai, tų tokių super šansų nesuteikė lietuviams dabar ir galėjo viskas būti gerokai pavojingiau tada, kai perdavimas buvo atliekamas Dominikui Katuliui, bet tai yra viskas per 2 minutės, sutikite, kad gerokai per mažai. Čia tolimas metimas, per labai trumpą laiką, net 2 metimus į vartų plotą atlieka japonai. Čia šiaip dabar truputėlį trūksta ramybės, kuo iš esmės šios dvikovos metu, galim sakyti, garsėjo Lietuvos komanda. Labai pavojingas epizodas, gal šiek tiek rikošetu skriejo ritulys iš kairės į dešinę pusę ir nežinau, ar ten būtų pagelbėjęs lietuvių vartininkas, jeigu kažkas iš japonų pirmasis pribėgęs prie ritulio. Juknos perdavimas, nuostabus metimas ir Mykolas Škadauskas. O čia jau buvo gražu ir nepalyginsi su pirmuoju įvarčiu, nors vertė lygiai tokia pati, tačiau čia komandinė ataka, kuri suteikia Lietuvos rinktiniai 2 įvarčių persvarą. Dovydas Jukna čia atiduoda perdavimą Mykolui Škadauskui ir pastarasis iš pakankamai aštraus kampo atlieka metimą į tolimą į viršutinį vartų kampą ir fiksuoja dublį. Mykolas yra abiejų įvarčių autorius šį vakarą. 3 minutės 43 sekundės lieka iki šios dvikovos antrojo kėlinio pabaigos. Šiaip kaip ir pirmasis kėlinys, taip ir antrasis bėga gana greitai, stabdymų nėra labai daug.
Ir toks ledo ritulys, manau, kad susirinkusiai publikai visai turėtų patikti, juolab, kad lietuviai pirmauja prieš Japoniją. Ir nežinau, ar yra dėsninga lietuvaičiams pirmauti 2 įvarčiais pagal žaidimą, bet kad tikrai geresni, kad neblogesni yra lietuviai, tai yra, na, turbūt kiekvienam matoma ir plika akimi. Aišku, bus įdomu matyti, kaip lietuvaičiai atrodys prisijungus tiek Deimantui Šulinskui, tiek Simui Ignatavičiui. O vaizdas turėtų būti dar geresnis. Bet mes šį vakarą šito nesužinosim. Priminsiu, kad dar vienas kontrolinės rungtynes lietuvaičiai žais su Pietų Korėjos bendramžiais, žais čia pat Kaune ir jeigu norit palaikyti Lietuvos rinktinę, aišku, kad esate laukiami arenoje. Ir čia bus dar vienas šalinimas. Trečias kartas, kai Lietuvos komanda žais 4 prieš 5. Truputėlį gaila tokioje apmaudžioje situacijoje, kur buvo bandoma tiesiog blokuoti varžovą. Dominykas Katulis sužaidžia ne pagal taisyklės ir yra siunčiamas ant nubaustųjų suolo. 2 minutės 3 sekundės iki kėlinio pabaigos. 2 minutės lietuviai žais 4 prieš 5. Tai pirmieji 2 kartai žaidžiant mažumoje, jau kalbėjau, buvo labai geri. Toks bus trečias kartas, čia iškart gana pavojinga situacija. Taip lengvai priartėti prie vartų negalima leisti, nes visada tokiose situacijose kyla rimtas pavojus. Nuo to reikia gintis. Čia tikrai kur kas geriau žaidžia dabar Japonijos komanda. Trečioje atkarpoje 5 prieš 4. Kur kas didesnis greitis ir pavyksta rasti vienas kitam žaidėjus, pavyksta rasti erdvių. Lietuviams yra sudėtinga. Aišku, geriausias būdas patiems išeiti į ataką. Čia pasiseka, kad išmušta lazda varžovui iš rankų. Pavyksta dabar jau palaikyti lietuvaičiams ritulį kurį laiką. Čia bus šalinimas iš aikštės ir dar nugriuvęs bandė smūgiuoti Mykolas Škadauskas. Vėl labai geras perdavimas jam. Matysim turbūt dar kartelį šią situaciją. Tai pažiūrėkit dar kartą, kaip tiksliai buvo įvertinta Mykolo Škadausko pozicija aikštėje ir paties Mykolo bandymas įgyti pranašumą 1 prieš 1. Joga Kišibė dabar ant nubaustųjų suolo. Na ir ką, 4 prieš 4. Šį vakar dar tokios situacijos nebuvo. Tad proga pamatyti, kaip viskas klostysis abiem komandom, turint vieno žaidėjo deficitą aikštėje. Beje, jau tik 30 sekundžių liko iki to momento, kada Dominykas Katulis sugrįš ant ledo. Vėl pastebėsiu, kad labai greit bėga laikas. Yra. Ir dar vienas labai realus scenarius, kad ir trečiąjį kėlinį lietuvaičiai pradės daugumoje, taip kaip buvo ir antrojo kėlinio pradžioje. Viskas, baigėsi antrasis kėlinys. Dominykas Katulis jau yra sugrįžęs į aikštę tom paskutiniam 3 sekundėm. 2 kėliniai baigti, po pirmojo 1-0 Lietuva buvo priekyje, po antrojo kėlinio lietuvaičiai pirmauja 2-0, po 15 minučių sugrįžime į trečiąjį kėlinį.
Labas vakaras dar kartelį. Iš Kauno mes į visą Lietuvą, į visą pasaulį su Lietuvos iki 18 metų ledo ritulio rinktinė, kuri šį vakarą kontrolinėse rungtynėse bando jėgas su bendramžiais iš Japonijos, su vienais iš 5 varžovų, su kuriais kitą savaitę teks varžytis pasaulio iki 18 metų B1 čempionate. Po pirmų 2 kėlinių 2-0 Lietuva priekyje, abu įvarčius pelnė Mykolas Škadauskas. Galime prisiminti, kad pirmajame kėlinyje tai įvyko po varžovų vartininko klaidos, o antrajame kėlinyje po geros atakos, po labai gero Dovydo Juknos perdavimo ir pavyko tokiu būdu padvigubinti skirtumą. Trečiąjį kėlinį lietuviai pradeda 5-4, antrojo kėlinio pabaigoje, lygiai taip pat kaip ir pirmojo kėlinio pabaigoje, vienas iš varžovų dėl neleistino veiksmo buvo pašalintas ant nubaustųjų suolo. Šiandien kol kas nei viena iš žaidimo daugumoje atkarpų neatnešė naudos nei vienai, nei kitai komandai, nors tų pašalinimų buvo ne tiek ir mažai. Ir kol kas ta komanda, kuri žaidžia 4-5, iš tikrųjų atlieka labai gerą darbą. Lietuviai jau 6 minutės žaidė mažumoje, gal truputėlį mažiau, nes buvo, kad ir dubliavosi pašalinimai. Tai antrojo kėlinio pabaigoje iš pradžių buvo pašalintas Lietuvos rinktinės žaidėjas Dominikas Katulis, o tada jau ir varžovas. Prabėgo tas laikas skirtas nuobaudai ir vėl pilnomis sudėtimis 5-5 žaidžia abiejų komandų ritulininkai. Žiūrėsime, ką parodys trečiajame kėlinyje japonai.
per pirmus 2 kėlinius jie labai mažai epizodų sukūrė prie Lietuvos rinktinės vartų. Čia bandė galbūt kažkiek ir netikėtumo veiksnį dabar išnaudoti Edvinas Ivickas. Jo gana pavojingas metimas. Reagavo į jį varžovų vartininkas. O čia dar viena pražanga ir dar vienas šalinimas. Ir dar kartelį 2 minučių persvarą aikštėje turės Lietuvos komanda. Šįsyk ant nubaustųjų suolo siunčiamas antrasis numeris Akira Watanabe. Šiaip labai gerą įspūdį palikęs antrajame kėlinyje. Nemažai atakų prasidėdavo būtent nuo jo, bet kažkur ten arčiau vartų, arčiau Lietuvos rinktinės vartų, japonai pradėdavo strigti. Ir tai aišku, kad buvo mūsų komandai laimėjimas. Per 42 minutės nesykio dar nesugebėjo pasižymėti Japonijos rinktinė. Čia tenka įsitraukti į žaidimą ir beje trečiajame kėlinyje pasirodžiusiam vartininkui Dmitrijui Švecui Jokūbas Pruntulis. Jis buvo vartų sargas per pirmuosius 2 kėlinius. Dar priminsiu, kad Naglio Višvilos nėra. Priminsiu, kad nėra Deimanto Šulinsko ir Simo Ignatavičiaus ritulininkų, kurie prie rinktinės jau yra prisijungę šiandien, bet šioms rungtynėms jie neregistruoti. Mykolas Škadauskas gana arti hat-triko, jo pavojingas metimas ir čia dar vienas tikslus metimas. 3-0 priekyje Lietuvos rinktinė. Dabar Dovydas Supranavičius tolimų metimų didina persvarą ir tai yra pirmas kartas, kai pavyksta pasinaudoti kiekybiniu pranašumu aikštėje. Dar kartelį štai prašo Dovydas perdavimo, atakuoja iš toli, labai sėkmingai ten užstoja vartininkui vaizdą vienas iš lietuvių. Vartininkas nemato, kur skrieja ritulys, o jis skrieja tiesiai į vartus. Aš pirmajame kėlinyje kalbėjau apie tai, kad žaidžiančioms komandoms Vengrijoje Lietuva pralaimėjo rezultatu 0-3. Šiandien, kad ir kontrolinėse rungtynėse, labai panašu, kad revanšą pavyks pasiekti. Vis tik pasikartosiu irgi, ką kalbėjau pirmajame kėlinyje, kad ne šį vakarą svarbiausia yra laimėti, kur kas svarbiau bus laimėti kitą savaitę. Tuomet, kai vyks oficialios rungtynės, kai prasidės pasaulio čempionatas. Ir tikėkime, kad lietuviai pakartos tą patį, ką nuveikė šiandien per 43 žaidimo minutės. Čia pavojus prie lietuvaičių vartų ir gelbėja Dmitrijus Švecas komandą. Priminsiu dar kartelį ir tai, kad rytoj dar vienos kontrolinės lietuvių rungtynės. Šiuosyk su Pietų Korėjos bendramžiais. 19:30 minučių Kauno ledo rūmuose. Jeigu nesate suplanavę vakaro, tai tikrai esate laukiami čia. Įėjimas nemokamas, taip kad galite palaikyti Lietuvos jaunuosius ritulininkus ir pasigėrėti jų kuriamu žaidimu. Beveik 4 minutės prabėgo nuo trečiojo rungtynių kėlinio pradžios. Šiaip labai greit bėga rungtynių laikas, tų stabdymų yra mažai ir tai, kas galbūt net kažkiek, sakykime, taip gadina šiuolaikinį sportą, nuolatinės peržiūros, aš čia neturiu omeny ledo ritulio. Dabar galimybė dar labiau didinti pranašumą, nepavyksta pasižymėti Edvinui Ivickui.
Tai neužbaigiau sakinio, tai šį vakarą praktiškai tų stabdymų nėra. Tiesiog žaidimas ir bandymas parodyti, kad esi geresnis už savo varžovą. Ir publikai, tai neutraliai publikai tai turėtų patikti, o matant rezultatą, tai akivaizdu, kad turėtų dar labiau patikti Lietuvos rinktinės gerbėjams. Vėl auga rungtynių tempas. Dvikova prasidėjo labai aukšta sparta iš abiejų komandų pusės. Tada kažkiek tempas krito. Dabar manau, kad japonai nelabai turi pasirinkimo ir privalo kažką daryti, bent jau bandyti kažką daryti, kad šį vakarą išvengtų pralaimėjimo. Toks žaidimas, kokį šį komandą žaidė beveik 45 minutės, jo neužtenka. Ir tą Japonijos rinktinės treneriai, neabejoju, puikiausiai supranta. Jukna. Kairėje jo tolimas metimas. Pavyksta apsiginti japonams, bet užvaldyti Ritulio bent jau kol kas nelabai. Dažnai keičiasi komanda dabar valdanti Ritulį ir tie valdymai trunka labai trumpą laiką. Čia dabar perimtas Ritulys, 2-1, Pranckevičius 1. Gaila, nepavyksta pasižymėti Pijui, nors šansas buvo tikrai neblogas. Dar kartelį jis su Rituliu ir vėl virš vartų. Čia pakankamai galinga atakų banga sukūrė lietuvaičiai prie varžovų vartų. Nepavyko tuo pasinaudoti. Galbūt dabar pereis į... Nepavyksta nieko padaryti japonams. Vėl lietuviai gynyboje dirba idealiai ir prie savo vartininko varžovų neprisileidžia. Buvo kelios atkarpos per šias rungtynes, kai buvo sunkiau, bet iš esmės tai buvo tik pirmajame kėliny. Po to perėmė aiškiai iniciatyvą lietuviai. Aš kalbu grinai apie gynybinius veiksmus. Vartininkai, ar tai buvo Jokūbas Pruntulis, ar dabar Dmitrijus Švecas, prie jų vartų veiksmo tikrai nėra daug. Aišku, laiko dar yra, čia jau, sakykime taip, žvelgiant į Japono poziciją ir jie bandys tuo laiku pasinaudoti. Ar pavyks, tikėkimės, kad ne. Bet visą tai mes pamatysime pakankamai greitai. Aukštesnis spaudimas iš karto duoda rezultatą Lietuvos komandai. Labai daug perimtų Ritulių, jeigu kalbėsime vien tik apie trečiąjį kėlinį. Tokių situacijų mes matėme masę, pasisekė dabar tiksliau numesti Ritulio Tadui Švyžiui. Ir po ginčo bus tęsiamos šios rungtynės. 12 minučių 20 sekundžių užbaigti jas. Lietuva, Japonija 3-0 kol kas. Ir su Rituliu trečio įvarčio autorius
Dovydas Supranavičius. Priminsiu, kad pirmosius 2 kartus pasižymėjo Mykolas Škadauskas. Čia kyla teisėjo ranka, tai reiškia, kad bus šalinamas Lietuvos rinktinės žaidėjas vėl už neleistiną veiksmą. Jeigu manęs neapgauna atmintis, tai yra jau 4. Lietuvos žaidėjas arba 4. kartą nubaustųjų suolo sėsintis Lietuvos žaidėjas Dovydas Norus. Dabar ten ir lietuvaičiai 2 minutės žais mažumoje. Patys lietuviai vieną atkarpą žaisdami daugumoje sugebėjo pasižymėti. Ir pavojingas epizodas, netgi labai pavojingas epizodas prie lietuvių vartų, sugeba lietuvaičiai apsiginti ir būtų visai neprašal atsikratyti rituliu ir jį mušti kuo toliau, tačiau kad taip įvyktų, visų pirma, tu turi užvaldytą ritulį, o japonai to daryti neleidžia. Iš visų 4 kartų tai yra pavojingiausia Japonijos komandos versija. Puikiai žaidžia Dmitrijus Švecas, gelbėjantis Lietuvos rinktinę nuo iš tikrųjų labai pavojingo varžovų mėginimo. Ibe dešiniuoju kraštu, Watanabe siekia pasinaudoti kiekybiniu pranašumu japonai. Pirmais 2 kartais jie tą darė labai nesėkmingai. Trečiuoju bandymu jau buvo kur kas aktyvesni, aš turiu omeny tas situacijas 5 prieš 4, o dabar tas 4. kartas iš tikrųjų yra pats pavojingiausias. 35 sekundės liko žaisti lietuviams mažumoje, dar kartelį Švecas gelbėja komandą, dar vienas buvo metimas į vartų plotą ir dar kartelį rezultatas lieka nepakitęs. Watanabe vėl atakuoja iš toli. Dar 10 sekundžių reikia išgyventi. Pavojingas epizodas. Reikia mušti ritulį kuo toliau. Watanabe vėl pavojus. Ir Dmitrijus Švecas iš tikrųjų darė, ką galėjo. Ir neabejotinai tai pats sudėtingiausias išbandymas šiam vartininkui per tas 10 minučių, kurias jis praleido aikštėje. 3 sekundės liko iki to momento, kada Dovydas Norus galės grįžti ant ledo ir užbaigti tą lietuvaičių 2 minučių kančią. Tikrai labai sunkios 2 minutės buvo. Net sunku patikėti, kad po tokių, pavadinčiau, beviltiškų pirmųjų bandymų būnant daugumoje, dabar 4. bandymu taip galingai užlipo lietuvių vartus japonai. Tikrai jautėsi, kad jie žaidžia daugumoje ir Lietuvos rinktinės vartininkas Dmitrijus Švecas turėjo labai daug sunkaus darbo. Japonai yra įjungę aukštesnę pavarą ir jie žaidžia dabar gerai net ir tuomet, kai lietuviai jau yra pilnos sudėties. Ne iš gero gyvenimo, tiesiog nebeturi kur trauktis Japonijos ritulininkai. Jie turi mažiau nei 9 minutės tam, kad panaikintų 3 įvarčių deficitą ir įsigelbėtų šiuose rungtynėse. Būtų gerai kažkuriam laikui užvaldyti ritulį ir šiek tiek sumažinti priešininkų energiją, nes, pasikartosiu, japonai žaidžia geriausią atkarpą ir lietuviams tikrai yra nelengva.
8 minutės iki dvikovos pabaigos. Galėjo būti perimtas ritulys. Edvinas Savickas viską vertino labai teisingai. Truputėlį pritrūko tikslumo pasimetant savo ritulį po kojomis. Buvo vienu metu pakelta vieno iš teisėjų ranka, kažkaip įsivaizdavau, kad galbūt dar vienas šalinimas, tik nelabai supratau už ką. Ir ta pakelta ranka nereiškia šį kartą žaidėjo šalinimo. Rungtynės vyksta toliau. Čia pavojingas metimas. Dmitrijus Švecas dar kartelį gelbėja savo komandą. Ir jau dabar galime konstatuoti, kad Jokubas Kruntulis sužaidė geras rungtynes, tačiau jam, ginant lietuvių vartus, varžovai nesukūrė tiek pavojingų epizodų, kiek sukūrė per tas nepilnas 13 minučių aikštėje esant Dmitrijui Švecui. Jukna pirmasis prie ritulio. Greitesnis jis yra už varžovą. Ir tą labai aiškiai pademonstravo. Netrūksta klaidų iš abiejų komandų pusės. Ir ritulį valanti ekipa irgi keičiasi gana dažnai. Čia, koks atrodė neblogas epizodas. Čia pritrūko truputį tikslumo. Šlyžys, jo metimas blokuotas. Ir kągi dar vienas ginčas. Iki dvikovos pabaigos 5 minutės 50 sekundžių. Pirmajame kėlinyje Lietuvai įvartį pelnė Mykolas Škadauskas, antrajame Mykolas Škadauskas, trečiajame Dovydas Supranavičius. 3-0 tokie skaičiai. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad po 5 dienų startuoja pasaulio ledo ritulio čempionatas. Iki 18 metų pirmojo B diviziono. Tai yra trečias pagal stiprumą divizionas pasaulyje. Ir to diviziono nugalėtojas iškovoja teisę kitąmet varžytis stipresnėje grupėje. Taip, dar kartelį ginčas prie Japonijos rinktinės vartų. Ir dabar šansas, kuriuo nepasinaudoja Urinovič. Evinas Urinovič. Viską labai teisingai įvertino ir pats metimas nebuvo blogas. Tačiau šį kartą užtikrintai žaidžia varžovų vartų sargas. Skirtingai beje nei Lietuvos rinktinėje,
Japonijos komandoje nepasikeitė vartininkas šios dvikovos metu. Juichiro Takase nuo dvikovos pradžios iki dabar gina vartus. Šiaip jeigu reiktų vertinti jo darbą, tai kažkaip apie savo nuomonės už pirmąjį įvartį jis yra atsakingas. Prie kitų dviejų jau buvo gerokai sudėtingiau. Jau pastaruoju metu šiek tiek daugiau stabdymų. Bet tokiu atveju rungtynės nenumaldomai artėja prie pabaigos. 4 minutės 27 sekundės. Lietuva, Japonija, Kaune. Na ir galbūt jau paskutinį kartą priminsiu, kad rytoj 19:30 Kauno ledo rūmuose dar vienos kontrolinės Lietuvos iki 18 metų rinktinės rungtynės su Pietų Korėjos komanda. Tai bus paskutinysis lietuvaičių kontrolinis išbandymas prieš tą mano daug kartų šiandien minėtą startuojantį pasaulio čempionatą. Balandžio 13 dieną, kitą pirmadienį, startuos tas čempionatas. Ir tikėkime, kad Lietuvos komandai jis bus toks, apie kurį kalba vyriausiasis treneris. Čia nepavyks atlikti metimo. Sėkmingai gynyboje sustovėjo dabar japonai. Gražus išėjimas į ataką turėjo būti, bet ir vėl labai drausmingai, labai koordinuotai savo aikštės pusėje žaidžia Lietuvos ekipa, kuri neleidžia prie savo komandos vartininko kurti pavojaus. Didžiausias pavojus buvo tuomet, kai lietuviai paskutinį kartą buvo likę 4 aikštėje, tada tas 2 minutės tikrai buvo ką veikti. Situacija nebuvo lengva, bet išgyventi tas 2 minutės pavyko. Čia dar vienas metimas ir švecas ima ritulį į rankas. Šiaip visai gerą statistiką, netgi labai gerą statistiką susirinks Dmitrijus Švecas. Trečiajame kėlinyje metimo į Lietuvos rinktinės vartus. Nebejoju, kad bus daugiausia, lyginant tiek su pirmu, tiek su antru kėliniu. Japonai keičia vartininką 6 aikštės žaidėjų. Dabar likus beveik 3 minutėm bandys tokiu būdu gelbėti savo kailį. O perimus ritulį atsiranda galimybė lietuviams pasižymėti. Dar vienas pralaimėtas ginčas. At su ginčais yra reikalų. Čia nebuvo bandoma atlikti metimo iš savo aikštės pusės. Ibė. Pavojingas epizodas. Ir vėl užtikrintas žaidimas, ginant savo tvirtovę. Watanabe. Ito. Dar vienas perdavimas ir net tikslumo perdodant ritulį trūksta japonams. Keičiasi lietuvaičiai. Aišku, kad žaidžiant prieš daugiau varžovų jėgų ir energijos yra atiduodama labai daug. Čia perimtas ritulys ir jis skrieja į vartus. Jei teisingai pastebėjau, Dovydas Norus. Taip, jis dabar yra sveikinamas komandos draugų. Tikrai nebuvo pats lengviausias metimas, bet ritulys atsidūrė vartuose. 59 sekundės be vartininko žaidė Japonija ir tas žaidimas kainavo jiems 4 praleistą įvartį. Lietuva priekyje 4-0. Šiaip, aišku, žvelgiant į rezultatą, atrodo, kad skirtumas šiandien tarp komandų buvo labai didelis.
būkim teisingi, pagal žaidimą tokios didelės persvaros turbūt lietuvaičiai nenusipelnė, bet keli svarbus akcentai, apie kuriuos aš kalbėjau nemažai, tai ypač žaidimas gynyboje paliko labai gerą įspūdį, vartininkų žaidimas paliko gerą įspūdį ir progų realizacija, turbūt apie tai irgi reiktų kalbėti, nes tų epizodų prie varžovų vartų tikrai nebuvo sukurta 10 ar 15, bet pavyko pasižymėti 4 kartus, tai vėlgi rodo Lietuvos ritulininkų kokybę. Startuoja paskutinioji šių rungtynių minutė. Aš dar kartelį priminsiu įvarčių autorius. Mykolas Škadauskas pasižymėjo 2 kartus, Dovydas Supradavičius kartą ir Dovydas Norus visai neseniai iš savo aikštės pusės į tuščius vartus pasiuntė ritulį bei padidino mūsiškių persvarą iki 4-0. Bus įdomu rytoj stebėti Lietuvos rinktinės žaidimą prieš Pietų Korėją. Tada, aišku, bus galima rasti dar daugiau atsakymų, vien dėl to, kad Lietuvos rinktinės sudėtis bus pilnesnė nei buvo šio vakaro rungtynėse. Apie tai aš jau ne vieną ir ne 2 kartus kalbėjau. Rungtynių pabaigoje nebėra prasmės kartotis, tiesiog lieka pasveikinti Lietuvos jaunuosius ledo ritulininkus, tegul ir kontrolinėse rungtynėse, bet laimėti vis tiek yra smagu. Viskas 4-0 yra galutinis šios dvikovos rezultatas. Ačiū visiems stebėjusiems. Dar kartelį sveikinimai Lietuvos rinktiniai. Linkėjimai jiems taip gerai pasirodžius, sėkmės rytoj ir aišku didžiausios sėkmės kitą savaitę, kai startuos pasaulio čempionatas. Šį vakarą tiek, ačiū visiems stebėjusiems, iki.
40 sekundžių atrodo Lietuvos rinktinė. Čia šiurkšti klaida, kuri galėjo įvertinti savo pajėgumą žaidžiant daugumoje ir mažumoje. Čia šansas Lietuvos rinktinė. Labai gražus Detmato prasiveržimas, metimas ir ši dvikova. Energija labai rimta, čia lyg ir prašosi tikslumo, čia į ataką išeina Lietuva. Odermatas ir jo pasibuvim dėl gero žaidimo ginantis. Čia pavojingas epizodas, tik išėjimas į ataką. Dominykas Sadauskas, jo perdavimas atgal ir tikrai viena tokia gražesnių situacijų, jeigu kalbėtumėm apie komandinį žaidimą, o čia ir įvartis. Kiek netikėtas, nebūtų. Galiausiai buvo prarastas tas ritulys. Dabar lietuviai vėl su labai viena iš svarbesnių misijų. Tai kokį vaizdą mes matome dabar, tikrai yra daug skirtumų. Čia pavojingas pakankamai iš įvarčio, o lietuvių galimybė kontratakuoti. Ivickas 1-1 pavojingas epizodas. Ir čia šansas japonams, pavojingas išpuolis, labai pavojinga situacija prie varžovų vartų. Bet aišku, čia žiūrėti į save. Dabar bando pavojingesnę pro japonai lengvai apsigina. Čia tolimas bandymas. Sutikite, kad gerokai per mažai. Čia tolimas sumetimas iš japonų, pirmasis pribėgęs prie Litulio, Juknos perdavimas, nuostabus metimas ir Mykolas Škadauskas. O čia jau buvo gražu ir nepabėgęs. Reikia gintis. Čia tikrai kur kas geriau žaidėlinius. Jie labai mažai epizodų sukūrė prie Lietuvos. Mykolas Škadauskas gana arti hat-triko. Jo pavojingas metimas ir čia dar vienas tikslus metimas. 3-0 Škadauskas. Peržiūros, aš čia neturiu omeny ledo ritulio, dabar galimybė dar labiau didinti. Dabar perimtas ritulys, 2-1, Pranckevičius 1. Na ir pavojingas epizodas, netgi labai pavojingas. Dar 10 sekundžių reikia išgyventi. Pavojingas epizodas, reikia mušti. Žaidėjo šalinimo, rungtynės vyksta toliau. Čia pavojingas metimas. Ir dabar šansas, kuriuo nepaučia, perimtas ritulys ir jis skrieja į vartus. Jei teisingai, taip gerai pasirodžius, sėkmės rytoj ir aišku didžiausios sėkmės kitą savaitę, kai startuos pasaulio čempionatas. Šį vakarą tiek, ačiū.